Klaipėdos valstybinis jūrų uostas pagal naują tvarką į valstybės kišenę šiais metais turėtų atseikėti 34 milijonus litų. Klaipėdos uosto direkcija nerimauja, ar atseikėjus dalį pelno pavyks įgyvendinti numatytus projektus. Savo ruožtų vyriausybė suka galvą, kaip rasti kompromisą ir nepalikti skylėto šalies biudžeto. Uosto direkcija yra įpareigota 50% savo pelno, kreipti į biudžetą. Ir dabar buvo esminis klausimas, kaip tai padaryti, ir kaip vienu metu ir tas lėšas nukreipti į biudžetą, ir kaip įvykdyti investicinę programą. Klaipėdos uosto generalinis direktorius teigia, kad pervedant pusę uosto pelno mažėja jo skolinimosi galimybės ir limitas. Ir tie skaičiai skiriasi štai kaip. Jeigu paimama 50% pelno, mes be galime skolinti 182 milijonus. Jeigu nepaimama pelno dalis, mes galime skolintis 330 milijonų litų. Maždaug tiek, kiek reikėtų visai investicijų programai realizuoti. Daugiausia investicijų Klaipėdos uostas ketina skirti uosto kanalo gilinimo darbams, pasirengimui statyti suskystintųjų dujų terminalą. Lėšų pareikalaus ir keleivių ir krovinių terminalo statyba. Iš viso šių metų uosto investicijų planas siekia daugiau kaip 300 milijonų litų. Pasak susisiekimo ministerijos, Klaipėdos uostui šios investicijos yra būtinos norint siekti pelno. Galima kažkokio ieškoti kompromisinio sprendimo, bet aišku, būdamas susisiekimo ministru, aš esu suinteresuotas, kad kuo daugiau lėšų liktų Klaipėdos valstybiniam jūrų uoste ir būtų investuojama į infrastruktūrą. Pagrindiniai galimi Klaipėdos uosto finansavimo šaltiniai yra ES lėšos, Klaipėdos uosto surinktos pajamos, investicinės ir pasiskolintos lėšos.